Paskutiniu metu Raseiniuose yra daug kur uždaromos gatvės, nukreipiamas automobilių eismas. O ar neerzina tokia padėtis raseiniškių ir vairuotojų, apie tai mes jų ir paklausime. Nu tai ką, dabar aš tą patį pagalvoju, ką jūs mane klausėt, tą patį va dabar įdoms. Nu, kad remontuoti reikia, nu tai kada Vilnių neremontuoja, Kaune neremontuoja. Bet sakot, reikia laukti, kad gražiais ir gražiai sutvarkys, nes ko čia dabar nusimint, kad uždarė gatvę. Vairuotojai gal piktinasi? Ne, netikiu, kad piktina. Ar pats važinėjate? Nu tai kaip dabar, kad tik atvažiavęs, čia visur važinėjau. Tai nepykstate? Ne, tegu remontuoja ir yra vietos dar. Nu šiek tiek biškį erzina. Nu galėtų greičiau sutvarkytas gatvės, tvarkingiau būtų. Gal ir nežinokit, kai vietoj gyvenam, tai važiuojam vakare, kada mažiau mašinų ir galėtų aišku greičiau, bet gali normaliai. Žinoma, kad erzina. Taip, labai nepatogu. Labai nepatogu. Ar važiuojate, esate vairuotojas? Ne vairuotojas. Ne, ačiū. Kad ne, kaip tik gražiau Raseiniai pasikeis, labai gražu bus, reikia tvarkytis. O kaip tokias duobėtas, tos gatvės, tokias negražias, dabar vis gražiau bus. Erzina, taip, erzina. Vien dėl to, kad jeigu truputį žmogus, ne čia gyvenantis, jisai ilgai ieško apylankų ir tos apylankas, dabar teko išvažiuoti iš pagrindinės gatvės čia, tenai didžiulė spūstis susidarė mašinų. Ar jūs vietinis? Buvau vietinis prieš 50 metų. Erzina, savaime suprantama, nepatogumų daugiau. Žinoma, erzina. Žinoma, sunku praeiti, kai reikia šaligatviais visur ir tiesiog jeigu skuba žmogus kur nors ar ką, vis tiek. Na ir, ką padarysi, bus gražiau paskui gal. Ar pati vairuojate? Vairuoju, bet aš apvažiuoju kitom gatvėm. Kad aš čia tam mieste mažai būnu labai, va kas yra. Bet kai važiuojate, ar netrukdo? Ne, nelabai nervuojusi. Užsienyje daugiau užkištas gatvės negu čianais. Čia nelabai, nėra tai baisu. Net sukelia problemą? Ne, man nesukelia kol kas. Dėl to mažiausiai mūjų galva. Erzina, taip. Taip. Ar pati vairuojate, važiuojate? Taip, turiu teisės, vairuoju, bet dabar autobusu važinėju. Iš mamos grįžtu. Visiškai netrukdo, kad tik tai būtų gražu paskui. Sakot, reikia prakęsti? Taip, būtinai reikia prakęsti. Ir labai smagu, kad visa tai daroma. Ir kad stengiasi žmonių labui. Labai. Gadimo gatvėje juk ir neperės pešiųjų. Nors laikinos. Tai kaip man įkrautėme, viskas. Čia nesąmonės. Nors būtų laikina perėja, nors viena. To nieko nėra. O važiuojate pats? Važinėjate? Važinėju. O kaip turbūt lėčiau visur atvažiuojate? Aš važinėju į sodą, į grybauti. Einu biškam įkrautėme. Nebrangu važinėti. Nors bus vienas ženklas, kad būtų pešiųjų perėja. Nėra nė vienos. Nežinau. Kas tai pailaistų galvoje tokius reikalus, tikrai nesivaizduoju aš. Mes nėra seniškiai, mes retai atvažiuojam, tai nieko negalim pasakyti. Viskas gerai. Viskas gerai. Jeigu žmonės daro kultūringai viską, tai turim jį su tuo susitaikyti tą mintimą. Reiškia, bus kadaise labai gražu net. Patenkinti iš dalies. Ar pats vairuojate? Ne, nevairuoju. Ne. Ar vairuotojai ar girdite, ar nekeikia? Negirdėjau, tai keiktų. Nes žino, kadaise tai visi nešam atsakomybę už grožį. Tai kaip galima keikti? Būtų gėda. Sakot, reikia džiaugtis. Bet turim džiaugtis, didžiuotis, kad mumis rūpinas kažkas tai. Na, praeinu. Jo. Ką padarysi, jeigu reikia, tai reikia remontuoti. Šiandien mes gerą nepadarysim. Kai su lengvai važiuoju, tai netrukda. Kai su didelė, tai nežinau. Trupučiuką nėra gerai, ar ne? Nelabai. Trukda, bet tai kitaip nėra ką padaryti. Stiktų sutvarkyti. Ar netrukdo miestų gatvės uždarytus? Ar vairuojate pati? Ne, nevairuoju. O kaip kiti, ar nekeikia? Nenoriu nieko kalbėti. Aš manau, kad geriausiai atsakytų patį vairuotojai šitą klausimą. Mes vienaip ar kitaip perinam, bet galvojant apie tai, kad bus iš tiesų gražu ir tvarkinga, gal reikėtų pakentėti.
Aš nebejoju, kad iš esmės miesto centras pasikeis. Nuo vairuotojams nepatogumo aš nebejoju, kad yra. Bet reikia kentėti, reikia truputį kantrybės, mano galva. Tolerancijos ir supratimo. Iš tikrųjų, tai tokie darbai, kad jie vienaip ar kitaip sukelia nepatogumų visiems, bet grožis reikalauja aukų.